Labas rytas. Nuo ryto kūrenam variklius ir lėksim į kelią. Tai vakar nuvažiavom iš 1500, gali būti, kad kokius 550 arba 600. Ir ilgai važiavom per tas kaimus. Tas greitis 40, 60, 40, 60. Tai toliau bandysim šiandien važiuoti tais nemokamais keliais. Kol kas sutaupyta apie 30 eurų. Pasižiūrėjau, kad mokamas kelias dabar, jeigu važiuoti iki vietos, apie 55 eurus. Tai toliau bandysim važiuoti pro tos kaimus, miestus. Ir jeigu jau labai blogai seksis, grįšim į mokamus kelius. Vakar jau buvo nuovargis, tai tas pyktis ant visko. Šiandien įsimiegojom, važiuojam toliau, geras nuotaikos, matysim. Nežinau, man kinai atrodo atsipūtę, kiek aš dabar keliauju, beveik jau 2 savaitės. Apie taisyklės, nežinau, jie važiuoja eisme, kad ir sakiau, mano nuomonė, važiuoti nelabai jie moka, vairuot, bet taisyklės mėgsta pažydinėti. Ir greitį paviršyti, ir mačiau su telefonu, tiesiog kameros blyksi, moteris savo, ant parplio, ir su tais parpliais raižo atsipūtę, nežinau, atrodo, ant tiekiem dzin viskas ir tos visos kameros, ką ten fiksuoja ar baudoja, aš nežinau. Bet pastebėjau, kad kinai tikrai atsipūtę, važinėja savo, maistą valgo, kaip ir normalūs žmonės, bet tas atsipūtimo lygis pas juos didesnis atrodo. Tai vat gyvena savo Kinija ir Kinijos žmonės. Vat toks pirmasis man įspūdis po 2 savaičių. Kitose Azijos šalise man būtų sudėtinga manevruoti tarp tų parplių. Nu, jie tokie neprognozuojami. Va taip, vienas tiesiog važiavo tiesiai ir pagalvojo, man reikia čia pomidorų pasikrauti. Pro tos miestelius kartais važiavimas gaunasi toks chaosas. Galvoja, gal pusryčių reikėtų sustoti. Čia taisyklių yra, ar čia kaip Afganistanas? Tiek neradau vietos, kur sustot, važiavau. Tai čia atradau pusiaunakę dirbančią vietą, tai jautienos sriuba bus su makaronais. Pusryčiams. Ar čia ne pusryčiai, jau po 12 valandų, tai kaip sunkiai važiuojasi. Negaliu patikėti, kodėl taip sunkiai važiuojasi ne magistraliam. Nors magistralių taip nemėgstu, bet Kinijoje atvirkščiai atrodo. Dėl atstumų tikriausiai didelių. Bet bandysiu dar įveikti. Dar nepasiduosiu. Kiek liko? Mažiau nei 700 km. Rašo 14 valandų. Thank you. 你这个会不会用？ Va, kaip atrodo. Kaip skaniai kvepia. Tai kas sriubą sudaro? Sudaro mėsytę. Svogūnas. Žaliosios paprikos. Raudonos paprikos. Grybai. Kur kelyje labai galima daug sutikti grybų. Vėrų. Ir aštrumo šiek tiek įdėjo. Čili, tikriausiai. Ir makaronai, labai makaronų norėjau. Tai jautienos sriuba. Kinijoje, kiek maistą serviruoja, tai yra daug, visas bliūdas. Ir labai greit atneša. 10 minučių ir paruošta, gal net 10 minučių nebuvo. Bet čia, man atrodo, Azijai teko irgi girdėti, kad labai greit viską paruošia ir porcijos labai didelės. Žinot, kodėl taip greitai jie maistą atneša? Nes Azijai jie mėgsta susipakuoti maistą. Ten, jeigu nesuvalgo, jeigu kas lieka ir gaminant taip toliau, tai viskas dažniausiai būna ten paruošta, lėkštėse, iš šaldytuvo susideda ir kaip nori gaminti kažką, atpakuoja ir pasigamina. Tai kiek privalgiau, dabar galiu važiuoti. Be stabdžių dabar galiu važiuoti kokius, tokiu keliu, gal kokį 100 km ir vėl reikės stoti. Labai sunku sustoti, atsigaivinti, gert nusipirkti. Čia su vitaminu C pasiėmiau. Tokie vitamino gėrimai, tai žinot, apgaulė.
nepirkit. Aš mėgdavau pirkti Lietuvoje irgi su vitaminais. Tiesiog gerkit vitaminus, nusipirkit iš vaistinės vitaminus. Šitie brūdai, čia yra brūdai. Brūdai, bet aš geriu. Žiūrėkit, padėsiu pavėsi elektrinį kinietišką. Viskas, pralaimėjai, net nebesisteng. Į pavėsi. Į pavėsi elektrinį automobilį, 2,5 dizelis, 7,5 kW. Kas čia per kinietiškas elektromobilis? O! Mes čia gatvėje lenktyniavom tarp juostų, kol sustojom prie sankryžos, tai aš taip ir galvojau, kad lenktynės įvyks. Man patinka, kaip mane navigacinė atveda tiesiog kartais pasižiūrėti gyvenimą žmonių. O, tokia gatvė mane atvedė. Ford Focus Kinijai. Focusas ir Kinijai. Gatvėse kaip džiūna skalbiniai. Čia namas stato. Ant tokios saulės tie skalbiniai, tai čia greitai iškeps. Parplystai važiuoja. Man ta kepuriukas patinka jau nuo saulės. Ir labai rūko kinai. Cigaretę mačiau. Didžioji dauguma vyrų traukia dūmą. Aš jau galvojau viskas, navigacija nebeduos tokių kaimo keliukų, bet panašu dabar 21 kilometras. Kaimo keliukas, kaip man patinka. Kokį ežeriuką pamatyčiau, kur galima būtų įmerkt nugarėlę savo pailsint ir kojas. Dušo kiek jau neturėjęs. 3 dienos kokias. Tikrai, jeigu ne 4, 3 dienos tai tikrai. Tai labai gerai būtų. Bet abejoju, čia Kinija. Kinija, ežerai, upės, 2 nesuderinami dalykai tikriausiai. Aš vis pravažiuojant matau tokius piešinius. Darbo žmonės dirba. Ką čia rašo? Darbas tai ateitis. Darbas tai tikrasis žmogus. Darbas tai gamta, suvienijanti žmogų. Darbas tai nepypsinimas žmogui tiesiog va taip iš oro. A kodėl tu man pypsini? Aš irgi dar, pavyzdžiui, papypsinsi tau. Ma taip draugiškai, su vietiniais. Pasipypsinam, nusifotografuojam prieš kamerą ir gazuojam toliau. 20. Pas mane tokio skaičiaus 20 nėra ant spidometro, kad 20 turėčiau važiuoti. Tai sugalvojau bendrakeleivių vardą įdėti. Spėkit, kokį įdėjau. Norėčiau pavadinti į komunę. Žinot, link kur linkiu? Čia yra komunė. Komuniaga. Komuniaga. Labai geras vardas. Aš dabar kablį pagalvoju ant tų motyvacinių užrašų ir šūkių. Darbas tai duona ant stalo.
Darbas, tai pilnas bakas dyzelio. Man kai kurie Kinijos miestai tai atrodo nulėti iš to pačio molio. Daugiabučiai, kopijos. Vienas modelis paimtas daugiabučiai ir prikepta kaip pusryčių blynų. Ai, čia yra ir tokių blynų prikepta. Vienas rajonas vieno stiliaus, kitas rajonas kito stiliaus. Nanjing čia miestas? Didelis, oi, aš čia jau bandau tą navigaciją, kaip pasirinkęs tuos kelius nesąmoningus, per aplink visą tą miestą pravedė, dabar į vidų mane įmetė. Aš kažkaip galvojau, kad jie tvarkingiau važiuoja kinai. Čia tiek kamerų pagal taisyklės, bet visiškai ne. Kaip nori, taip važiuoja čia. Čia kažkas įvykę gal? Ne, pasidalino kelio. Nenuostabu, nes čia taip nardo. Įprasta, dabar normali situacija, pasakysiu pagal taip, kaip jie važiuoja čia. Nenuostabu, kad avarija įvyko. Keista, kad tik viena, tik tiek pasakysiu. Naudoja telefonus tie vietiniai visada prie sankryžų. Tai tos kameros nieko gal nemato, nežinau. Mačiau visi su tais telefonais. Kaip įdomu, į kitą pusę važiuojant, Kinijos laikas keičiasi, ta prasme, greičiau temsta. Dabar nei 8 nėra ir jau sutemo. Tai Kinija naudoja tik vieną laiką. Per visą šalį jie nekeičia ir bendrai turi vieną laiką. Bet labai keista, atsimenat, kai startavom, tai buvo, kad 10 kokia 11 sutemsta. O aš šią naktį važiuoju, sakiau, naktį nevažiuosiu, bet čia toks kelias geras. Nėra sunkvežimis su savo nesąmoningom šviesom ir pypsikais. Tai bandysiu šiek tiek pavažiuoti ir stot kažkur. Tai šiandien būsim nuvažiavę bendrakeleiviai, taip nekukliai, 600 kilometrų. Ir liko 350. Labas rytas. Iš drakonų pasaulio. Aš čia patekau į apleistą drakonų pasaulį. Čia muziejus buvęs. Aš galvojau, jis pilnai apleistas, bet panašu žmonės prižiūri. Aš esu vieno dabar iš drakono viduje. Kas čia per vaidoklynas? Man reiktų kažkaip dabar aplinkui dingt. Čia esmė yra apleistas drakonų parkas, tokie didžiuliai drakonai. Kaip žinom, Kinijoje simbolis yra drakonas. Ir čia tikriausiai buvo padarytas toks kaip parkas, ateitų drakonų pasižiūrėti, į vidų įeini skulptūros. Bet kad aš taip greit sutiksiu čia sargus žmonės, netikėjau. Aš dabar galvoju, kaip man čia protingiau reikėtų eiti. Aš taip galvoju, nieko šiandien nepaklaidžiusi per miškus, einu. O šunis paleido. Įdomu, kiek toli čia
Tie laiptai seni ves mane. Kažkas įkanda baisiai, neįsivaizduoju kas. Mirsiu nuo laukinės gamtos. Viskas. Aš geriau mirsiu čia, negu būsiu pagautas. Niekada, kinai, jūs manęs nepagausėt. Esu vidury nieko. Buvau čia, tai per miškus einu į kitą pusę ir kažką žadu prieit. Civilizacija tikriausiai. Kol voro nuodai dar eina į mano kūną, neįsivaizduoju. Gal čia su spigiliais taip įsidūriau. Prisidirbau čia juodai. Nei vandens nieko, tik pagalys apsigint nuo laukinių gyvūnų ar kinų. Loja šuo. Netikiu, kad sektų visą kelią mane. Tai gal judėt? Nežinau. Radau antkapį. Čia jau pasilaidoja kažkas. Koks europietis. Čia tako visiškai nebėra. Jokių laiptų. Tiesiog einu į niekur. O, atsirado laiptai. Ta šunų garsas netolėja. Bet iš balsų tai piskiai. Bet koja, nu kas gali? Paukštukai sveiki. Jūs tikrai nesulėsit manęs. Čia laiptai. Čia laiptai. Čia laiptai. Kosmosas. Girdėjau šūksnius. Ar kinai tikrai tokie užsispyrę gaudyt? Galvoju, sustosiu minutę. Ne, juokaukit. Ir ką jūs padarysit pagavę? Iškepsit? Nors gali visko būti. Ten kažkokį kelią pagaliau matau. Tikiuosi, kad kinai labai nėra pratingi, kad lauktų manęs kitoj pusėje. Kas gali būti iš tikrųjų? Ui! Aš čia nuo to laiptų vos nenukritau kokį 10 kartų. Aš šiaip niekada atgal nežiūriu. Nėra prasmės žiūrėt. Jeigu lauks kas nors, tai tegul. Tegul laukia, tegul žiūri, tegul seka. Gal pauzę padaryti, jau nebegirdžiu šunų. Nesakyk, kad tie laiptai baigėsi prieš pat pabaigą. Tai pagal viską man reikia sekt. Dabar ką? Miško taką? Tikrai laiptų nebėra. Čia gal? Au! Tai kaip čia dabar eit? Au! Vos nenukritau. Baigiu batą pamest. Nieko nematau. Va čia taip priklydau. Čia gal pagal upelį reikia eit, žiūrėkit. Ai, spygliai. Nenukriskim į tą upelį. Krentu. Čia labai slidu.
kritau į duobę. Neturistas filmą pristato lemtingas posūkis. Čia labai arti žemė, bet aš nežinau, kaip nusileisti. Jeigu šitą tunelį išgyvenu, tai gali būti, kad žemę pasieksiu. Oi, čia galiu nuo skardžio krist. Mikrofoną pamečiau. Pažiūrėkit, man atrodo, čia skardis kažkur. Tokia lempa. Kiek arti aš čia esu? Kaip galvojat, nenulipčiau? Čia tikrai būtų amen. Bandysiu pasitikėti šitą šaką. Nukritau? Kaip pats atrodau? Gavau iš akmens į galvą. Aš žinau, kad čia nieko gero nebus su ta šaka. Kepurę pamečiu irgi. Net neieškosiu. Tai kad čia eit per tos miškus 100 metų. Geriau taip nusileisti. Čia tiesiog įbrėžimai tokie. Čia gali būti, kad tos teritorijos pastatai vis dar čia yra. Bet aš jau nežodžiu niekur per aplinkų eit. Peresiduosiu. Sakysiu, vos neužsitrenkiau, pagailėkit mane. Pamesta kepurė, pamestas mikrofonas. Pamesta galva to pačiu. Aš jau žinau, kad iš to šakos nieko gero, aš tiesiog priėmiau riziką pasižiūrėti. Neatrodo baisiai. Neatrodė baisiai. Kas čia per kaimas, ar čia mane iškeps viduj? Liūdniausia tai dėl batų. Viskas. Naujus reikės pirkti. Trečias praradimas batai. Bet labai patogus, net ir tokiom sąlygom. Kur čia tas turistus kepa? Va, kur mane pakars. Deja, čia būsiu pakartas už įsiveržimą. Dalykas ten, kad yra vartai, eit ant pagrindinio kelio. Gal reikia prisiduot. Aš jau nebeturiu, kaip nusitryniau sėdimą dalį irgi čiuoždamas.
Ai, reikia parduotuvės. Miršto, kaip sausa. Kamera irgi pas mane jau viskas. Nežinau, kiek te filmuoja. Ai, čia prisidirbau dėl drakonų visiškai, net neverta. Kažkada panašiai esu ėjęs į karinę tokią bazę, lėktuvų pasižiūrėti. Va ten tai buvo verta knystis per visokius spyglius. O čia tai visiškai nuo kinų bėgau. Ai, aš net nežinau, ar ta kamera beveikia. Nu ką, reikės viską pirkti Šanchajui, ką praradau. Batus, kamera tikėtina, mikrofoną, nuostoliai. Kinijai pasidariau nuostolius. Panašu, kad kamerai tikrai ragas. Pažiūrėkit, kokį kambariuką pasiėmiau. 20 eurų ir su kompais. Mačiau, viešbučiai siūlo tokią kaip ir galimybę pasiimti kambarį ir tiesiog pageimint, pažaist kompiuterinius žaidimus. Tai nežinau, ar aš žaisiu ar ne, bet suradau, kad visai įdomu būtų pasižiūrėti, kaip gyvai atrodo ir kaina tokia gera. Gal iš tikrųjų ir pažaisiu. Aš dabar tas kaip senas dėdė. Kaip man žaidimą atsidaryt? Čia išjungimas. White screeną išmetė. Ištryniau kompiuterį. Bet kaip iš tikrųjų čia prisijungt? Čia ant smūgio nusipirkau kinietišką numerį, nes reikėjo prisijungt. Ir dabar žiūriu, kokių čia žaidimų galima pažaisti. Steamas yra. O, Counteris, Resident Evil, Call of Duty, Cleaneris. Valyt namus bus galima. Pabandom, kaip čia veikia. Viskas kinietiškai spėliojau. Tai reikia susimokėt, bet rašė 0. Rašo kainas 0,000. Ai, lempa, nieko neduoda, man čia prisijungt viską kinietiškai rašo, aš čia bandau ten prisijungt ten. Apgaulė. Kinai kaip visada apgaudinėja mane. Bet šiaip įdomu buvo tokį vat kambarį pasižiūrėti, tai įsivaizduokit, į Kiniją atvarat su draugai savo draugiam ir nusprendžiat va taip pageimint vakarais. Tik tiek, kad man nėra kantrybės bandyti čia jungto žaidimus. Numerio neturiu, kinietiško numerio neturiu, tai tas mano netikras neveikia, daugiau neveikia, vieną kartą suveikia, daugiau neveikia. Einu skalbinių žiūrėti. Va čia savitarna, galima įsiskalbt, vėliau įsidžiovint. Ir labai daug viešbučių turi tokius kambariukus Kinijai. Kiek atsimenu kitose šalyse, tai man būdavo brangu įsiskalbt, nes reikėdavo ieškoti vietų. Viešbučiai irgi siūlydavo už pinigus paslaugas, o va čia Kinijai paprasta, savarankiška. Žiūrėsiu maršrutą į Šanchajų ir kur man Šanchajų reikėtų apsistoti bent kelias dienas. Yra daug reikalų nusipirkti dalykus ir daug planų, miesto gyvenimas. Ir kėdus reikės pirkti viską, tai pasiplanuosiu ir susimatysim kažkur. Tikrai nežaisiu, nes negaliu prisijungti, aš jums pažadu. Tikrai čia neapgaulė, kad baigiu filmuoti ir eisiu žaisti. Neveikia, kad ir kaip bebūtų gaila, neveikia. Labas rytas iš Europos. Atvykau į Prancūziją. Kodėl manęs paklausėt? Tuo aš jums parodysiu. Tai Kinija iš tikrųjų žinoma tokia kaip ir kopijuotoja, mėgsta kopijuoti ne tik daiktus gamint, kopijas ir kitus dalykus, bet mėgsta ir pakopijuoti ir miestus. Tai viename iš jų apsistojęs buvau nakčiai, kur mieste stovi Eifelio bokštas. Tiesiog Eifelio bokštas ir bendrai architektai, kurie statė šią miesto dalį, nežinau, pasinaudojo idėjomis iš Europos. Koks to tikslas? Tai tiesiog marketingas, norima pritraukti pirkėjų, parduoti daugiabučius, taip pat ir turizmo atrakcija, kad žmonės atvažiuoja pasižiūrėti netikro Eifelio. Nežinau, man tie daugiabučiai visiškai neprimena Prancūzijos. Gal čia tiesiog pastatų išdėstymas, padarytas pagal tą europietišką stilių, nes daugiabučiai tai
nematau aš čia. Europos, ypač Prancūzijos, to labiau. Gerai turiu pripažinti, kad šitą namų stilių tikrai pamenu iš Prancūzijos. Galima pamatyti tokių pastatų. Čia ir tas bulvaras toks panašus į europietišką. Tikrai. Nes Kinijai mažai pamatysi ir fontanų tokių, ir skulptūrų. Fontanų tai ypač nemačiau. Nu ko, ne Europa, tikrai Europa. Net juokinga. Toks europietiškas bulvaras su parduotuvėm. Bonjour, merci beaucoup. Oui, nous labai gražus. Miestų rajonas, jaučiuosi kaip namuose. Ei sveikata. Čia kai pasilgsti Europos dvasios, tai atvažiuoji į netikrus Kinijos europietiškus miestus. Ir ten Eifelis, pažiūrėkit. Jeigu pamatyčiau, kur krosaną suvalgyt, pasijaučiau tikrai kaip Prancūzijai. Bet Kinijoje nelabai populiarios bandelės ir kepiklėlės nemačiau. Nemačiau taip, kad būtų galima nusipirkti. Tai ne mano šalis, nes aš tai labai mėgstu kepinius bandelės. Bet su fontanais tai pataikyta, tikrai pas mus to fontanų pristatyta įvairiausio. Bet nei vienas neveikia čia. Kiek pridėta vėžlių, žirgų. Tai viskas, čia Europa ir baigėsi. Kiek žinau, yra kinai atkūrę ir Veneciją, ir ten Anglijos vaizdų, ir Olandijos. Bet man įdomiausia buvo atvažiuoti pasižiūrėti Eifelio, tos Prancūzijos. Nes tikrai lengviausia atpažinti ir architektūrą, ir Eifelio bokštą. Kadangi Paryžius dažniausiai tiek ten apkrautas turizmu, atvažiuokit į Kiniją, į šį miestą. Ką galima rasti arčiausiai krosano? Arčiausiai ką radau krosano, tokią bandelę. O va, man Kinijos gaminiai nepatinka. Kiek bandelių bandžiau iš parduotuvių. Ir kavos. Tai toks europietiškas komplektas pusryčių, esant Prancūzijai. Skanaus jums benda keliaviai. Iki Šanchajaus apie 2-3 valandas, tai greit nulėksiu magistralę, mokama šį kartą jau. Ir dabar pagalvojau, išleidau už kelius čia irgi pasivažinėjimą iki šio miesto apie 30 eurų. Bet jau nebesiskundžiau, viskas jau. Jau pamačiau tą kančią nemokamų kelių. Tai sumokėsim, nes ir reikia greičiau judėti. Šanchajus laukia. Tai susimatysim Šanchajuje.